Apsistojame Casa Pop apartamentuose, kurie yra tiesiai prieš lankomiausią šio miestelio objektą. Ar žinote, kas tai per vieta? Tai linksmosios kapinės. Skamba keistokai. Jų įkūrėjas Stanas Ijonas Petrašas pagalvojo, kad į mirtį ir į kapines galima pažiūrėti ir per juoko ar satyros prizmę. Ant ryškiamis spalvomis išmargintų kryžių galime perskaityti įvairių šmaikščių pastebėjimų, apibūdinimų ar eilėraštukų apie velionį. Na, o kadangi mus jau pažadino iš netoliese esančios bažnyčios skambantis varpai, tai einame pasivaikščioti po kapines. Saulė kepina nuo pat ryto, tai ilgai neužsibūname. Dar įkišame galvą į bažnyčioje vykstančias mišias ir einame ieškoti pusryčių. Užkandę susikrauname savo mantą ir atsisveikinę su savininkė išvykstame. Kol kas iki netoliese esančio Peri Sapanta vienuolyno, kurio bažnyčios meilė siekia net 78 metrus, viršūnė yra padengta 4 kg aukso. Šiandienos tikslas pravažiuoti vieno iš Rumunijos aukštikalnių kelių Trans-Raraul. Maršrutas apima 175A ir 175B kelius. Kelias pakyla iki 1400 metrų virš jūros lygio. Šiai dienai asfalto būklė ganėtinai gera, eismas šiuo keliu nėra labai intensyvus. Vaizdai važiuojant atsiveria nuostabūs. Nuvažiuojame neypatingai daug, apie 250 km ir nakvynę randame nedideliame Kožači kaimelyje. Randame pačiu laiku, nes tik įžengus į vidų mus pasivijo lietus.